Tarp Vilniaus ir Kauno, šalia Elektrėnų įsikūrusi Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Jos pagrindinis siekis teikti kokybiškas, saugias ir efektyves medicininės reabilitacijos paslaugas, ligų profilaktikos ir diagnostikos srityse. Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė įkurta 1976 metais. Šiuo metu joje dirba daugiau kaip 250 darbuotojų. Tai gydytojai, slaugytojai, logopedas, socialinis darbuotojas, ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, pagalbinis personalas. Jie teikia specializuotas antrinio lygio ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas. Ligoninėje yra 4 terapiniai skyriai, vienu metu galintis priimti net 300 pacientų. Kardiologijos skyriuje yra 70 lovų, neurologijos skyriuje 100, traumatologijos artrologijos skyriuje 40 lovų, o vaikų skyriuje 90 lovų. Pacientų kelias ligoninėje prasideda nuo priėmimo kambario. Ligoninė turi gilias tradicijas ir stiprią patirtį gydymo taikymo metoduose. Ligoninės personalas stengiasi suteikti pacientams ne tik kokybiškas medicininės paslaugas, bet ir sukurti šiltą bei jaukią aplinką. Ligoninėje įrengtos erdvios kineziterapijos salės, kur pacientai atlieka mankštą, naudodamiesi modernia aparatūra ir treniruokliais. Su kiekvienu pacientu dirbama individualiai, yra ir grupinių užsiėmimų pagal pacientų poreikius. Pacientų ypač mėgstamas baseinas – hidroterapijos komplekso širdis. Jame ne tik plaukiojama, bet ir atliekamos vandens kineziterapijos procedūros. Vandens procedūros – efektyvi reabilitacijos proceso dalis. Jos padeda ne tik atgauti prarastą judėjimą, išjudina raumenis ir sąnarius, bet ir pagerina psichoemocinę būseną, širdies darbą ir bendrą savijautą. Klinikinės fiziologijos skyriuje tyrimai atliekami su modernia aparatūra, kuria naudojasi tik didieji gydymo centrai, tokie kaip Santariškių klinikos ar Kauno medicinos universiteto klinikos. Ligoninėje yra įdiegta šiuolaikinė medicininė įranga, nauja moderni profilaktinė, diagnostinė ir reanimacinė aparatūra, bei adaptuoti nauji profilaktiniai gydymo, diagnostikos ir tyrimų atlikimo metodai. Šiuolaikinių tyrimų ir gydymo metodikų pritaikymas medicininėje praktikoje siekiant užtikrinti kokybiškas reabilitacijos paslaugas. Tai elektroninis stetoskopas, kurio pagalba galima tikslesnė širdies ritmų, plaučių ligų diagnostika. Spirometras, kurio pagalba atliekama dusulio diferencinė diagnostika. Standartinio krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas taikomas ankstyvos išemijos diagnostikai, darbingumo ekspertizei. Kraujo krešėjimo rodiklių analizatorius, lemiantis tikslesnę ir greitesnę laboratorinių tyrimų atlikimo gebą. Modernus echoskopas, skirtas ultragarso vaizdų peržiūrai, analizai ir ataskaitų rengimui. Kiekvienam atvykusiam pacientui yra užrašoma širdies elektrokardiograma, kurią įvertina gydytojas. Paciento širdies veikla sekama per visą gydymo laikotarpį. Didelis naujų ir modernių fizioterapijos priemonių pasirinkimas. Pavyzdžiui, lazerio magnetoterapija, krioterapija, ultragarsas, įvairios elektroprocedūros, parafino purvo aplikacijos, pneumomasažas, masažas, šviesos terapija ir daug kitų. Patyrusių specialistų pagalba jos padeda sumažinti skausmą ir uždegimą, po operacijų padeda išvengti gresiančių rimtų komplikacijų, pagreitina žaizdų gijimą, palengvina judėjimą ir kita. Ligoninėje teikiama ir kitų paslaugų. Viena tokių – muzikos terapija, psichologų paslaugos, individualios konsultacijos, relaksacijos užsiėmimai, muzikos, kvapų terapija, video relaksacija, kraujospūdžio mažinimo grupė, įvairios bendravimo grupės, meno terapija.
Ergoterapijos užsiėmimai padės jums atgauti sumažėjusių savarankiškumą, sugrįžti kasdieninę veiklą. Ergoterapijos užsiėmimai, kuriuos veda šios srities specialistai, pacientams padeda atgauti apsitarnavimo buityje ir darbo įgūdžius, prarastus dėl ligos ar traumos. Ligoninės virtuvė kasdien pamaitina per 300 pacientų ir keletą dešimčių ligoninės darbuotojų. Apie 60 pacientų valgis pristatomas į palatas. Ieškantis ramybės, susikaupimo ir atotrūkio nuo šurmulio, laiką praleisti gali jaukioje ligoninės koplyčioje, kur ramybės pasisemti ateina daugelis pacientų. Atokiau nuo pagrindinio skyriaus įsikūręs viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyrius, kuris vienu metu gali priimti net iki 100 pacientų. Patyrę gydytojai, psichologai, kineziterapeutas, ergoterapeutas, logopedas, socialiniai darbuotojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos teikia specializuotas antrinio lygio ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas. Mokytojai ir auklėtojai su vaikais atlieka bendrojo lavinimo užsiėmimus grupėmis bei individualiai. Žaidimų kambaryje įvairaus amžiaus vaikai gali rasti sau tinkamą užsiėmimą. Maudynės ežere vasara, Neptūno šventė, įvairios šou programos, diskotekos, judrus lauko žaidimai, išvykos – tai ne tik laisvalaikio organizavimas, bet ir neatsiejama reabilitacijos programos dalis. Reabilitacijos sėkmė glūdi ir materialinėme aprūpinime, įrangos gausume ir naujovėse. Bet tikrąją vertę jį turi, kai remiasi laiko patikrintus medikų patirties ir ligoninės tradicijų pamatus. Modernios reabilitacijos priemonės, metodikos yra naudingos ir tarnauja pagrindiniam tikslui – pacientų gerai savijautai ir grįžimui pilnaverčiam gyvenimui šeimoje, darbe ir visuomeninėje veikloje.